Monologas ir dialogas. Tikslas – suvokti monologo ir dialogo sąvoką, mokėti sukurti monologą ir dialogą, atpažinti juos tekste. Monologas – tai vieno žmogaus kalbėjimas kitiems, nelaukiant iš jų žodinio atsakymo. Jo tikslas – perteikti informaciją klausytojams. Labai svarbu kalbėti išsamiai, aiškiai, taisyklingai, kad klausytojai galėtų geriau suprasti. Geras kalbėtojas turi žinoti temą, tikslą ir kokiems klausytojams kalbės. Dialogas – tai mažiausiai dviejų žmonių kalbėjimasis. Jo tikslas – pasidalinti daugiau ar mažiau žinomą informaciją. Dialogo dalyviai kalba pakaitomis. Dialogas vyksta sklandžiau, kai pašnekovai nepertraukinėja vienas kito. Jei pašnekovai turi žinių kalbama tema, vyks dialogas. Jei ne, bus monologas. Monologai ir dialogai būna ne tik sakytiniai, bet ir rašytiniai. Tada kalbėjimas virsta rašymu, o klausymas – skaitymu. Grožinės literatūros kūrinyje monologas atskleidžia veikėjo vidų, jo išgyvenimus, o dialogas – veikėjų pokalbį.